na ką, po truputį prasidėjo drono konstravimas, tokios dar ženginės dalis, bet galvojau, peržiūrėjau aš tą video, jis toks ilgas gavosi, aš galvoju, gal geriau padarysiu dar papildomai kiekvienos dalies tokią trumpą, minutės gal daugiau, apžvalgą. Ir pradėsiu nuo pačios pagrindinės dalies, čia vien dėl to, kad suprasti geriau gal kaip veikia viskas, kaip viskas susidėlios ir kokią įtaką turi kiekviena dalis. Tai pradėsim gal nuo įdomiausios ir svarbiausios dalies, tai pačio kontrolerio. Visas dronas radio bangom valdomas galėtų veikti ir be kontrolerio, bet jį tada turėtum valdyti su pulteliu. Viską valdai su pulteliu, jokių autonominių misijų nedarai, jokių GPS nejungi ir viskas tvarkoja, būna, tu gali valdyti, suskraidys, viskas tvarkoja, bet tam, kad jisai pats skristų, kad turėtų kažkokią tai atmintį, viduje turėtų misiją, tai tam reikia turėti, va tokį va aparačiuką. Jis gali būti mažesnis, va parodysiu tą, kur anksčiau siūliau nusipirkti. Tas VMN F405 VMN, va jis yra žymiai mažesnis ir jo pilnai užtenka visom funkcijom atlikti ir visiems šalutiniam aparatam prijungti. Tai va, tai jisai atrodo taip čia iš Meiteko. Kaip sakiau anksčiau, šitos pinus reikės susilituoti pačiam, nes reikės juos, jie bus atskirai. Čia matom kiekvieną vietą, kur jungiasi tam tikras aparačiukas. Tai schemoje pažymėta, kad tarkim iš šitą jungiasi, čia ne konkrečiai, bet tarkim iš šitą jungiasi radio bangų imtuvas ir tada pajungi šitą, čia kažkur tai vieną iš šitų jungiasi GPS-as, jungiasi greičio oro srauto daviklis, kur ten, greitį matuoja per oro srautą, jungiasi kameros, visa FPV sistema ir yra daug tokių visokių šalutinių tų periferinių aparatų, kurie tam tikras duomenis duoda ir gali pasijungti. Čia jungiasi šitas USB, per USB programuojasi, čia labai aiškiai matosi baterija, kur pasijungia ir kur ESC vadinasi Electronic Speed Controller, tai greičio reguliatorius tas vadinasi. Čia, man atrodo, kondensatorius, kad apsaugotų nuo perkrovų. Ir dėl įdomumo galiu parodyti dar, kaip viduje atrodo viskas. Tai va čia iš vienos pusės taip atrodo, čia matosi pagrindinis tas procesorius, daug visokių dalių, nežinau kaip vadinasi, tai čia rezistoriai visokie prikolai. Ups, čia yra tos, kur užsideda dar tokios tarpinės, reikia tik būtų gerai nepamesti jų. Ir antivibracinės gumos vis tiek, nes čia yra barometras, kad nesusivarytų visą įrangą. Čia dedas dar SD kortelė, kurią gali stebėti, kaip tavo skrydis, visus duomenis stebi, vienu žodžiu skrydžio. Po to gali pasižiūrėti, kas buvo blogai, kas buvo gerai. Ir čia matot toliau, kaip visas vidus kaip atrodo. Kol surinksiu atgal, galiu papasakoti apie kitus šitus vardiklius. Tai kitas yra SpeeDB. SpeeDB flight controlleriai yra populiariausi tarp dronų. Šitie yra daugiau populiaresni tokiam long range autopilotam, bet tiek vieni, tiek kiti gali būti naudojami abiejom paskirtim. Svarbu, kad jūsų išsirinktas flight controlleris palaikytų Ardu Pilot, jeigu naudojate Ardu Pilot Mission Plannerį, kad palaikytų Ardu Pilot programinės, nežinau kaip čia vadinti, programinės įrangos palaikymą tą viską, kad vien žodžiu veiktų su Ardu Pilotu. SpeeDB yra daugiau tokie dronam naudojami flight controlleriai, yra pigesni dar negu Meiteko ir kiek žinau, jie ateina su lituotais tais pinais, tai kaip ir truputį gal geresnis variantas yra netgi pradžiai. Tai va, daugiau mažiau tokia trumpa įžanga apie ketinamus naudoti tos flight controllerius, valdiklius, o toliau žiūrim apie tikriausiai motoriukus žiūrėsim.